Labadiena, mėly Raseinių naujienų stebėtojai. Ir šiandieną netradiciškai ketvirtadienį, bet ir pietus kalbame su mūsų rajono meru Arvydu Nekrošium. Labadiena. Sveiki, gyvi. Ir esame aptarę tokias keletą temų, kurios yra aktualios viešojo erdvėje pastarąją savaitę. Ir pradėkim galbūt nuo to, kas čia taip stipriai nuvilnijo per visą Lietuvą. Sekmadienį kultūros bendruomenė protestavo prieš buvusį aušriečių ministrą ir prieš sprendimą kultūros ministeriją priskirti šiai partijai. O kokia jūsų kaip mero yra nuomonė, ar palaikote kultūros bendruomenės protestą ir galbūt turite viziją, kaip būtų įmanoma išeiti iš šitos situacijos, kuri kiršina visuomenę? Turbūt nuo galo pradėsiu nuo paskutinio klausimo, kaip išeiti iš tos situacijos, turbūt labai sudėtinga, nes dabar jau į tokią situaciją įsivarius, praktiškai, nežinau, reikia kardinalaus sprendimo, tai yra labai ryškios asmenybės, kultūros bendruomenės autoriteto, kuris ateitų į šią pareigybę. Bet dabar, kai po tokio didelio triukšmo, nežinau, ar bus norinčių eiti, nes paprastai tokias pozicijas turėtų būti deleguojami toj srity aukščiausius pasiekimus turintys žmonės, kurie turi patirties tose darbuose. Tai būna, aišku, įvairi praktika, kad į ministrus skiriami nebūtinai su tas sritim susijusi, pavyzdžiui, paskutinis vyriausybės atstovas, pavyzdžiui, su sveikatos, ar ne? Sveikatos apsaugos ministras buvo auditorius, prieš tai buvęs valstybės kontrolierius. Bet jisai turi vadovavimo patirties. Tai visą laiką norisi į tokias pozicijas, kad būtų deleguojami arba patirties turintys, arba bent jau administravimo kažkokios patirties matę. Tai atsakant į tą išeitį, tai reikėtų rasti gerą žmogų, kuris būtų su kultūros bendruomenės palaikymu. Dabar dėl pačio protesto, dėl kitų veiksmų, tai aš visą laiką palaikau žmonių apsisprendimo laisvę, žmonės turi teisę pasisakyti, turi teisę protestuoti, mes juos turime palaikyti, nes jie yra paprastai mažesnė mūsų bendruomenės dalis. Tai ir šiuo atveju aš visiems vadovams esu išsiuntęs rekomendacijas tokias, kad tikrai galite drąsiai protestuoti, niekas čia jums kažkokio žodžio piktesnio negalės pasakyti, o jeigu kažkas ten kažkokiu noru turės ar kažkaip pasakyti, kad jūs čia blogai elgiatės, tai aš sakiau, kad irgi padėsiu apsiginti, jeigu to reikėtų. Tai manau, kad kultūros darbuotojai turi teisę protestuoti, turi išsakyti savo nuomonės, tam tikras gyventojai gali su jom sutikti, nesutikti, bet tai yra žmonių teisė. Kitas labai svarbus klausimas. Šią savaitę tiek jūs, tiek visi tarybos nariai gavo domininkonų pasiūlymą dėl vienuolyno įsigijimo. Ar savivaldybė planuoja pasinaudoti šitą domininkonų vienuolyno pasiūlymų dėl istorinio pastato perdavimo Raseinių miestai? Nes sąlygos nurodytos tokios labai paprastos, galima jį įsigyti už 245 000 eurų arba paimti neatlygintinai panaudos pagrindų 99 metams. Tai irgi gal nuo pat pradžių apie šitą klausimą papasakosiu, nes tuo metu dominikonų vienuolynas dar seniau priklausė Martyno Mažvydo bibliotekai, nacionaliniai Lietuvos bibliotekai ir buvo kaip pagrindinis archyvas. Tai tuo metu, dabar galvoju, 16-17 metais panašiai, tų patalpų norėjo atsisakyti ir jas perduoti turto bankui. Tai tuo metu aš buvau Seimo narys, kreipiausi į direktorių tuo metu, kad gal tas patalpas būtų galima perduoti Raseiniam. Tai tuo metu meras buvo Algirdas Gricius, jisai taip pat nemažai padirbėjo, kad tą pastatą perimti. Tačiau vienuoliai pareiškė pretenziją į šitą pastatą ir jiems buvo atiduotas. Yra ne mūsų savivaldybėje atiduotas, nors jau visi dokumentai praktiškai buvo paruošti, buvo sprendimas atiduoti jį jau savininkam. Tai čia tokia priešistorė. Tai tokią istorinę galimybę turėjom perimti. Dabar grįžtant į modernesnius laikus, šiuolaikinius, tai tų tam tikrų pamąstymų buvo visokių. Kad galbūt savivaldybė galėtų įsipirkti, galbūt galėtų perimti tam tikriem laikotarpiu ir panašiai. Tai galiausiai vienuoliai vedė derybas irgi
siūlė variantus, ten, pavyzdžiui, už 1 eurą 99 metams leisti mums naudoti su tam tikrom sąlygom, apribojimais. Galbūt ir jie dalį norėtų tų patalpų turėti, pavyzdžiui, nemokamai, dalį patalpų, tarkim, kokią bažnyčią galėtų kuruoti ir panašiai. Visokių tų modelių buvo čia apmastyta, vadinkim, bet galutinio sutarimo nebuvo ir vienuoliai buvo nusprendę tiesiog šitą objektą parduoti, nes tikėtina, kad iš kultūros paveldo kuruojančių įstaigų galimai gavo, turbūt rekomendacijas pastatą prižiūrėti tinkamai. O kadangi pastatas yra labai sudėtingos situacijos, ten dabar neveikia šildymo sistema, neveikia vėdinimo sistema, stogas kiauras, langai irgi kai kur yra šiaip savo būklės, sienos yra sutrūkusios, tokį pastatą bent jau prižiūrėti yra nemažos lėšos. Tai matyti vienuoliai apsisprendė, kad tiesiog jam būtų paprasčiau šito objekto atsikratyti. Parduodant arba kažkam atiduodant. Tai va. Tai paskutinis dabar yra prašymas su 2 siūlymais. Pirmasis siūlymas išsipirkti patalpas arba jas gauti irgi sąlyginai nemokamai tam tikram laikotarpiu. Tai šitą prašymą svarstysim, turbūt ir su bendruomenė diskutuosim, nes atrodo iš pažiūros nedideli pinigai jam perimti arba visiškai nemokamai galim perimti, bet jo sutvarkymui, kadangi tai yra kultūros paveldas, tai automatiškai įsijungia visai kiti kainų, vadinkim, koeficientai. Nes stogas šiuometinis, kuris yra uždengtas, jisai netitinka istoriškai buvusio stogo, tai reiškia, jeigu norėtume tvarkyti stogą, reikėtų jį atstatyti fundamentaliai visiškai naują, o tai gali atlikti ne bet kas, tik tai sertifikuotos įmonės, kurios gali kultūros paveldą tvarkyti, tai turi būti ir atestatai ir visą kitą, ir tada kainas išaugina kartais praktiškai. Kiek tokio objekto remontas gali kainuoti, tai viskas, aišku, priklauso nuo fantazijos, bet baziniai dalykai turbūt, turbūt nesuklysiu pasakydamas, nuo kokių 7 milijonų galėtų prasidėti. Ar tai savivaldybė pajėgi? Kaip pavyzdys, šiais metais savivaldybinių lėšų biudžete yra suprojektuota 38 milijonai. Įsivaizduojat, visom veiklom savivaldybinės lėšos yra 38 milijonų. Tai iš ko atimti tas lėšas, kad šitą objektą suremontuoti ir sutvarkyti? Galima taip klausti. Galima klausti ir kitaip. Gal kažkas norėtų prisidėti, pavyzdžiui, savivaldybė įsigytų šitą pastatą ir gal verslas norėtų prisidėti prie šito objekto išsaugojimo. Tai turėsim diskusiją su bendruomenė, su verslo bendruomenė, su visais mūsų krašto gyventojais, įtrauksime ir tarybos narius, kaip šitą klausimą galėtume išspręsti. Nes turbūt nesuklysiu pasakydamas, kad tai yra vienas svarbesnių viso mūsų Raseinių krašto objektų, nes tai istoriškai turbūt vienas seniausių pastatų, jeigu taip žiūrėjant visą kompleksą, nes dalis yra privačiose rankose. Tai viso komplekso sutvarkymas, aš manau, kad tai būtų geras darbas ateities kartoms. Tačiau vienuoliai yra nurodę labai tokią konkrečią datą, iki kada turi savivaldybė apsispręsti. Ir ta data mane truputėlį, sakykime, gazdina, tai yra spalio 31 diena. Tai yra tikrai labai greitai, norint priimti tokius sprendimus. Tai kaip spėsit, sakykime, tos pačius raseiniškius galbūt ar apklausti, ar sužinoti jų nuomonę, nes, aišku, politikai sprendimą gali priimti, tačiau, nukentės iš tikrųjų, sakykime, tų pačių gatvių asfaltavimas, ar ne, aš teisingai suprantu. Nes tas lėšas reikės atrasti, nes tikslinio dotacijų šiuo metu tokiam objektui nelabai įsivaizduočiau, kur galima būtų gauti. Tai ar spėsit čia taip iki tos spalio? Tai mes turbūt pasiūlymą savo teiksime, iš tų 2 nesirinksim, mes galbūt galėtumėm teikti, kad mes nemokamai paimtumėm šitą objektą. Nes, kaip sakiau, jeigu 99 metam, o mes vis tiek investuojam savivaldybės, tai yra gyventojų pinigus, tai norėtumėm nuosavybę visiškai turėti
savo rankose, aišku, su tam tikrais bažnyčios matymais. Be abejo, mes sutinkam, kad ten kokio nors nederamo objekto negalėtų atsirasti, kaip pavyzdys koks nors kazino. Tikrai savivaldybė tokios vizijos neturėtų. Tai pirmiausia, turėtumėm pasikelti, nes šita iniciatyva yra vadinkime, nenauja, yra sena. Nes jeigu gerai prisimena gyventojai, kažkada buvo iniciatyvinė grupė, rinko parašus, kėlė klausimus, kas ten galėtų egzistuoti tose vienuolyno erdvėse, tai manau, kad reikia pasikelti tos duomenis, pasižiūrėti, grįžti prie diskusijos ir galiausiai apsispręsti. Tai aš manau, bus vienuoliams pasiūlymas iš mūsų kaip derybos toksai, mes jį perimtumėm nemokamai ir be jokių įsipareigojimų paskui grąžinti turtą. Pereikim prie kitų klausimų. Šviesoforai Vilniaus gatvėje. Galima kažkom jau džiaugtis, nes, sakykime, dar tik prasidėjo prasidėjo ta nauja sistema. Kaip pats jūs ją vertinate? Kaip kituose interviu esu minėjęs, kol kas vertinu atsargiai. Tai vakar irgi socialinėje erdvėje įdėjęs buvo įrašą, tai žmonės pastebėjo pokytį, pralaidumas tikrai padidėjo, matosi ir jaučiasi, tas irgi važiuodamas tai jaučiau. Dar yra gerų pastabų, kad, pavyzdžiui, nakties metu įjungti geltoną signalą, tai mes taip pat perduosim šitą gyventojų prašymą, kad būtų įprogramuotas laikas, kada būtų galima išjungti patį šviesoforą. O į ateitį žiūrint, be abejo, vis tiek į ateitį bandysim kalbinti Vėja Lietuvą, sprendinį keisti, nes ten tikrai gyventojai teisingai sako, kai išjungi šviesoforą, kamščiai visi dingsta, tai teisybė. Ir galbūt reikėtų kitokių sprendinių, ten pradedant žiedo įrengimu, galbūt tos sankryžos visiškų rekonstravimų. Tai reikia tiesiog su Vėja Lietuva kalbėtis ir į ateitį užprogramuoti šitą pokytį. Periname prie žiūrovų klausimų. Ačiū tie, kas siuntėte. Raseinių miesto gyventoja rašė, norėtųsi sužinoti apie tvenkinio likimą. Tvenkinys yra Raseinių mieste. Konkretus klausimas, kada bus tvenkinio ir pakrantės tvarkymo darbai. Tvenkinys baigė užželti. Vienu metu aplinkinių gyventojų iniciatyva buvo surinkti parašai ir bandoma sudalyvauti kokio nors vietos atgaivinimo ar pritaikymo bendram naudojimui programoje, bet ir dabar prašymas guli kažkuriame rašomojo stalo stalčiuje savivaldybėje. Tvenkinys, dar vadinamas Teisėjų, šiuo metu išnuomotas Žvejų medžiotojų draugijai. Jų iniciatyva buvo vykdomas tvenkinio įžuvinimas, įleidžiant 14 žuvų. Miestelėnams naudos kaip iš ožio pieno, rašo Raseiniškiai. Iš tikrųjų būtų labai veiksminga, jei meras kokią gražią rudens dieną, palikęs kabinetą, pasivaikščioti aplink visą tvenkinį. Įdomių čiūdų pamatytumėt, siūlo gyventoja. Tai aplink prūdą turbūt esu vaikščiojęs ne kartą, ypač vaikystės metu, prisimenu dar netgi, kai jisai buvo ir išleistas ir valytas. Bet ten turbūt gyventojai labiau pačią erdvę vertina, nes tvenkinio išvalymas yra svarbus be abejo, bet tas užterštumas atsiranda dėl biologinės veiklos, kas tikėtina, kad paviršiniai vandenys arba kiti vandenys patenka užteršti į patį tvenkinį ir jie ten paskui biologiniai procesai vyksta ir jisai pelkėja. Tai tikėtina, kad reikėtų gal su aplinkosauga pasižiūrėti, ar nėra kažkokių nutekėjimų. Bet čia turbūt klausimas ne visiškai apie tai. Čia yra klausimas apie fundamentinį šito objekto pritaikymą žmonėms. Tai turbūt apie meldų šienavimą, apie erdvių tvarkymus, apskritai tokios erdvės galbūt poilsio zonos atsiradimo ar panašiai. Čia aš turbūt taip įsivaizduoju, gyventojai klausia. Tai mes esame tam tikruose pamąstymuose, kaip tą reikėtų dabar sutvarkyti. Šiek tiek tvarkome, bet tai yra turbūt tokie dar negalutiniai sprendiniai, tai yra aikštelės šiek tiek įrengtos kai kurios. Reikėtų turbūt ir pačios seniūnijos įsitraukimo, tai yra šienavimo meldų žiemos metu, galiausiai tvarkymo pačio tvenkinio, galbūt jo net nenuleidžiant, gal yra paprastesnių būdų, nes tvenkinio nuleidimas, dumblo išvežimas siaubingai brangiai kainuoja. Tai ir paskui efektas jisai būna trumpalaikis, jeigu vis tiek tenais gyventojai teršia tą vandenį, tai jisai
vėl greitai pradeda pelkėti. Tai va. Tai tokių planų turėtumėm, bet, kaip sakiau, viskam reikia finansinių išteklių, tai bandytumėm galbūt mažesnėm lėšom, po truputį tvarkant, kaip ir kitas miesto erdvės tvarkyti ir čia. Kitas klausimas, nežinau, ar mero kompetencijoje, kada prasidės viešbučio statyba Prabaudos Pušynėlėje prie Prabaudos piliakalnio. Kiek pamenu, čia buvo praeitoje kadencijoje išnuomota erdvė. Ir tą erdvę šiuo metu disponuoja privatus žmogus. Tai kada jisai tai planuotų padaryti, aš turbūt negaliu atsakyti. Kol kas į mus nėra kreipėsi kažkokių statybos leidimų išdavimai. Bet mano žiniomis procesas projektavimo lygtais vyksta. Bet kada jie paprašys statybos leidimų, kol kas prognozuoti negaliu. Gal ruošiatės atidaryti dantų protezavimo kabinetą šalia ligoninės? Buvote minėjęs anksčiau. Dar šiek tiek anksti sakyti, bet galima šiek tiek pasidžiaugti, kad Raseinių PSPC planuoja odontologijos kabinetų atvėrimą, tai gyventojus pakviesim apsilankyti, kai jie atsivers. Kitas moters komentaras taip pat apie dantų protezavimo kabinetą. Ir vėl grįžtam prie jau kelintą kartą nagrinėtos temos dėl Skirmantiškės autobusų stotelės įrengimo. Taip, tai mes dabar inventorizavome visas stoteles, kurias reikės įrengti ir planuodami biudžetą, kadangi jų yra daug, tikrai daug, pasirodo tikrai daug kur trūksta, tai planuojame tai padaryti, o konkrečiai Skirmantiškių tai šiais metais bandysim dar padaryti. Laukia ten žmonės labai. Ja. Kitas konkretus klausimas, kiek dar laiko Bagdoniškės garažų savininkai mokės už šiukšlių išvežimą, kurias atveža į garažų konteinerį aplinkinių namų gyventojai ir iš miesto statybinės atliekos, baldai, žalios atliekos. Galbūt kamerą vėl pastatyti, klausė žiūrovas. Čia su gyventojų auklėjimu labiau susijęs klausimas, tai kas gyventojus išauklės. Nežinau, ar savivaldybė gali gyventojų auklėjimu užsiiminėti, tai yra vis tiek tam tikras bendruomeniškumas, nes esu matęs netgi keliose vietose, kur patys gyventojai teikia pastabas tie, kurie atveža ir palieka atliekas. Tai aš suprantu gyventojų pergyvenamą ir skausmą, kai kažkas atveža ir numeta ten kokį nors baltų, statybinių atliekų, šiferio gabalų ar padangų ar dar kokį bieso. Bet tokia ta mūsų bendruomenė. Ką su jais dabar padarysi, su tais gyventojais, jeigu jie taip elgiasi negražiai. Iš tikrųjų yra vienas galbūt... Tai pati savivaldybė jinai montuoja kameras, išrašo baudas, paskui tie gavę baudas ateina į savivaldybę, sako, kad aš nieko panašaus nedariau. Bet jie paskui, aišku, turi nuvažiuoti susirinkti savo atliekas, utilizuoti stambią gabaritėje aikštelę, kurie nemokamai gali pristatyti tam tikrą kiekį atliekų. Tai aš kažkaip nelabai suprantu tų gyventojų, kurie atvažiuoja automobiliu, palieka 2 padangas kokias, kai tuo pačiu automobiliu pavažiuotų porą kilometrų į kitą aikštelę, stambią gabaritę, ir paliktų tenais nemokamai savo tas 2 padangas. Kas dėl stambiagabaričių aikštelių, tai mes planuojame dar 2 aikšteles įrengti Raseinių rajone. Tai jeigu taip orientaciniai link Viduklės, kad būtų žmonėms paprasčiau ir aiškiau, kur žmonėms būtų patogiau atvežti, kad nereikėtų blaškytis po rajoną, nes šiuo metu mes turime tikrai nedaug. Vieną, vadinkim, prie Riogalos netoli, o kitą Raseinių miesto pašonėje. Tai būtų gerai geografiškai ir prie Viduklės įrengti ir kitose vietose. Kitas variantas, aš kaip ir minėjau, galbūt yra tikslinga nufotografuoti, jeigu teks pamatyti, ir priduoti policijai. Tarp kitko, žmonės pilietiškai taip ir padaro. Tai, kaip minėjau, pati savivaldybė irgi montuoja kameras, fiksuoja tos pažeidimus. Kameros dažnai būna netgi slaptai sumontuotos, ten į kokį nors medį įdėtos, tai gyventojai, kurie taip daro, turėtų gerai pagalvoti, nes baudos tikrai nemažos ir paskui dar gėdos jausmas, kai reikia nuvažiuoti susirinkti. Oi. Kitas žiūrovo klausimas apie kapinių, aš kaip suprantu, Raseinių miesto, ko gero, kalba eina kapinių tvorą, kodėl niekas netvarko, ir skundžiasi, kad labai yra baisus Sodų gatvės šaligatviai. Taip. Tai pradėsim nuo pirmojo klausimo, tai dėl pačios kapinių tvoros, tai kaip tik ir pradėjo tvarkyti. Tai pirmiausia, demontavo viršutinę silikatinę plytų dalį, įvertino pamatus, kurie buvo
Tai pamatai panašu, kad netinkami toliau naudoti, tai tikėtina juos turės demontuoti. Ir toje vietoje atsiras graži, tvarkinga tvorelė kapinių, kaip ir visose civilizuotose kapinaitėse. Šitą sprendimą darysime etapais, nes visą tvorą pakeisti yra labai brangu. Tai mes kiekvienais metais po mažą atkarpėlę tvarkysim ir kapinių tvora galiausiai atrodys labai gražiai. O Sodų gatvė ir... O dėl Sodų gatvės, šiuo metu šitą gatvę priklauso Via Lietuvai, bet mes svarstytumėm tos gatvės perėmimą ir galiausiai tvarkymą, jeigu Via Lietuva numatytų finansavimą didesnį būtent panašių gatvių tvarkymą. Nes gatvės perduoda, bet pinigų neduoda. Mes būtumėm pasiryžę ne tik tai šitą gatvę, bet ir Šiluvoje. Nes praeituose įrašuose buvo daug žmonių klausimų dėl Šiluvos gatvių, tai pasižiūrėjom, jos irgi priklauso Via Lietuvai, tai mes svarstume jau kitais metais perimti Šiluvos tam tikras gatves ir patys tvarkytis. Tai analogiškai ir šitą norėtumėm perimti ir tvarkyti. Kitas klausimas, kai kur vos 20 metrų nuo daugiabučių vyksta sunkiasvorių automobilių eismas. Kokioje stadijoje yra miesto aplinkelis? Kuris? Nes miesto aplinkelių reikia, dabar kaip pasižiūrėjau, 1, 2, 3, 4. Tai šiai akimirkai turime, kaip čia pasakius, pusę aplinkelio. Turbūt tokio tikro aplinkelio neturime, kur galėtumėm apvažiuoti centrinę miesto dalį. Tai yra, jeigu taip žiūrint vizualiai, tai yra pro Turgaus ta gatvelė, paskui pro Šilumos tinklus ta gatvelė, bet tais aplinkeliais turbūt negalime nei vadinti, nei kaip, bet tai nors ir apvažiuoja dalį centrinės miesto dalies, tačiau tų tikrųjų aplinkelių kol kas esam suprojektavę bendrajame plane. Taip, jeigu taip orientaciniai pro Prabaudos parduotuvę, jeigu taip įsivaizduojat, maždaug į tą pusę link Šiluvos kelio. Tai vienintelis aplinkelis yra šiuo metu suprojektuotas ir be abejo jam reikėtų finansavimą iš valstybės. Kitas svarbus aplinkelis turėtų būti pietinėje dalyje, tai yra, tarkim, atvažiuojant nuo Ariogalos pusės, kad būtų galima į Jurbarko kelią pasiekti, o iš to paties Jurbarko kelio į, pavyzdžiui, Viduklę. Irgi labai svarbus aplinkeliai, ten yra pagal bendrai planą numatyta ir pramoninė zona, tai labai svarbu būtų ir verslui, kad tie keliai atsirastų, nes papildomos arterijos atvažiuoti, išsikrauti prekes, parduoti ir taip toliau. Tai va, tai šiuo metu yra vienas aplinkelis suprojektuotas, o kiti dar yra stadijoje, kai ruošime kitą bendrojo plano dalį, tai yra pietinę dalį. Ačiū. Klausimai žiūrovų baigėsi. Ačiū, kurie juos siuntėte. Ačiū žiūrėjusiems. Ačiū, kad skyrėte laiko, mere. Dėkui. Iki. Iki malonaus.